Dar galite ieškoti vietos atsisėsti, šiaip yra dar šiek tiek čia vietos prie mūsų Aldonos. Džiaugiuosi su jumis visais, kartu be galo džiaugiuosi, kad meldžiatės, kad iš tikrųjų švenčiate sekmadienį, kad ši diena tampa jūsų atsitraukimo nuo visų įvykių, nuo gausybės darbų, rūpesčių ir be abejo meldžiatės už savo artimuosius. Taigi manau, kad dauguma čia esančių turite savo intencijas ir meldžiuosi, kuo nuoširdžiausiai visą pavesdamas Dievo gailestingumui, visą tai, ką prašėte, ką rašėte, meldžiamės nuoširdžiausiai už jūs. Dievo žodis labai yra įdomus, Kristaus ištartas žodis be galo kietas. Šiandien turėtume būti visi po vieną ranką, po vieną koją ir ko gero po vieną akį. Nes mūsų tokia prigimtis, kad esame gundomi. Turėsime išsiaiškinti, ar lupt akį, ar nelupt akį. Ir yra keltas minčių. Viena mintis ateina iš Seno testamento. Įsivaizduokite Mozė, kuris gauna Dievo malonę. 70 senolių gauna šventąją dvasią pranašauti. 2 sutrukdomi nedalyvauja. Lieka namuose palapiniai. Bet ir jie gauna dvasią. Jozuė tarnas sako, žiūrėk, kas vyksta. Jie nedalyvavo visoje procedūroje. Bet jie pranašauja. Ir Mozės išminties balsas. O kad jūs visi taptumėte pranašais, kad jūs visi gautumėte dvasią. Ir be pamokslaudamas šitą kryptimi, galiu pasakyti, kad visgi žodis labai svarbus draudimas. Drausti. Drausti, nes nepriklauso grupiai. Nedėti imprimatorių, nes negalima, iš tikrųjų negalima dėti ir kada nėra, negali nieko daryti. Ir šie mūsų draudimai, jie iš tikrųjų ribojasi daugybę mūsų gyvenimo aidų. Gal, ką žinote, dabar jau baigė savo tokią įspūdingą karjerą Arūnas Dulkys, ministras. Kokia jų specialybė? Pone. Dulkys, tikrai girdėta 100 kartų. Kokia jų specialybė? Ar žinote? Nežinote. Mūsų muzikantai, kokia mūsų ministro beveik išbuvusio visą kadenciją specialybė? Arūnas Dulkys, o ministras buvo sveikatos ministras. Kas žinote iš esančių šio žmogaus specialybę? Teisininkas per daug pasakėte. Nuo 1992 dirbo Lietuvos banko kasininku, tai yra kasininkas. Dar vėliau domėjusi ir tai jos sritis yra euro klausimas, monetos kalimas Lietuvoje klausimas ir visi šitie dalykai, tai yra absoliučiai kasininkas, pinigų klausimas. Kodėl šis žmogus tvarkė jūsų sveikatos klausimus? Todėl, kad priklausė grupiai. Nukirskite galvą ir neuždėkite jos, nes aš jums tiesą sakau. Šią savaitę išlydėjau labai nuostabią šeimą, kurią lydėjau jų skausme prieš gerokai 10 metų. Ši šeima savo skausmo pasėkoje paliko Lietuvą, turi tam priežasčių. Ir jau šiandien, manau, jie pasiekė Australiją, tai jų yra pasirinktoji vieta, šiek tiek gyvena yra Švedijoje, jie su savo dukra turi šeimą, taigi jau ten dabar 4 žmonės gyvena ir fiksuoja savo gyvenimą. Sakau, kaip matote Lietuvą? Sakau, labai blogai. Ir pradėjau vardinti visus ministrus, pradedant nuo sveikatos, kokie postai ir kokios specialybės. Ir po to be abejo turime pasiekas. Tos pasiekos, kad užpakalis susidega ir leki į orą. Tai iš tikrųjų šitie dalykai mes kalbėkime apie mūsų nuostabui Mozę, kuris sako, mielieji, žiūrėkite, saugokitės tokių dalykų. O Viešpaties Evangelijoje mums šiandien ištarto yra panašus dalykai. Mokiniai pastebėjo, kad kažkas daro stebuklus jo vardu. Išvarinėja demonus. Įsivaizduokite, koks baisus dalykas sugebėti išvaryti demonus. Ir šis išvarimas Jėzaus vardu, bet nepriklauso grupiai. Jėzau, mes uždraudėm jiems. Sakėm, ateikite į mūsų grupę, tada galėsi išvarinėti demoną Jėzaus vardu. O Jėzus atsakymas,
Kas ne prieš mus, tas už mus. Ir Jėzus neuždraudė tam žmogui išvarinėti demonų jo vardu. Ir čia yra mūsų didžioji gyvenimo ta paslaptis, mielieji. Taisyklės, grupės, grupuotės, jos neturi būti aukščiau už esmę. Ir taisyklės neturi būti aukščiau už jūsų gyvenimą. Ir mūsų gyvenime, kada norime žengti pirmin ir padėti šalia esančiam, turime labai atsakingai stebėti. Tai ne jam aš turiu nukirsti koją, nupjauti ranką, išlupti akį. Tai tu turi savo išsiimti akį, kada tavo širdis turi protas begalės dalykų, taisyklių ir tu negali priimti brolio į savo ratą. Kada trukdo tau bendrystę su kitu žmogumi, tai tu turi nukirsti savo dalelytę tako. Tai mes turime šiek tiek pamiršti savo gerų darbų. Ateidamas į žydų religiją, tu turi gauti savo intimumo, fizinio intimumo dalies apipjaustymą. Mūsų širdys būti tikrų katalikų krikščionių reikalauja šio trupučio dalinio mūsų intimaus vidinio apipjaustymo. Mes turime šiek tiek nuslėpti savo gerų darbų, šiek tiek nuslėpti savo skausmo ir be abejo, kai kurių takų nenueiti, nes turiu išgelbėti brolį, turiu išgelbėti seserį. Ir tada galėsime sakyti, kad mums yra brangiau gyvybė, mums yra brangiau žmogus, mums yra brangiau eiti į priekį, o ne uždėti barjerus, taisyklės ir po to dusinti, kol galiausiai gyvenimas nebemielas. Keltas minčių iš popiežiaus Pranciškaus. Šią savaitę popiežius Pranciškus savo tokiam gražiame amžiuje yra pasakęs 500-ąją katechezę. Įsivaizduokite, jau per jo popiežiavimo metus 500-oji katechezė. Kas ir yra gundymas. Mėly broliai seserys, jeigu aš išvarau demonus Dievo dvasios jėga, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Stebėkite šiandieną, tam tikrose kultūriniuose sluoksniuose vyrauja įsitikinimas, kad net velnio nėra, o tai yra tik tai kolektyvinės pasąmonės, susipriešinimo simbolis. Velnias mūsų šiandien yra metafora. Ar tai ne pati didžiausia velnio gudrybė įtikinti jūs, kad jo nėra? O pažiūrėkite, kuo mūsų technologinis supasaulėjęs pasaulis šiandien pulsuoja. Net Romoje įlipkite į metro ar autobusą. Pirmiausia, kas bus? Horoskopai, pulsuoja magija, okultizmas, spiritizmas, astrologija, talismanai, amuletų prekiautojai, net tam tikros satanistinės sektos. Velnias išvarytas pro duris sugrįžta šiandien pro langą. Tikėjimo sutriuškintas sugrįžta per prietarus. Tvirčiausias velnio egzistavimo, mylėjai, įrodymas tai yra nenusidėjėliai ir ne tavo nuodėmė. Ir neapsėstieji velniai rodo, kad velnias yra geriausiai rodo šventieji. Šventų gyvenimuose velnias yra priverstas išeiti į šviesą. Apie savo kovas su šia tamsiaja tikrove daugiau ar mažiau liudija visi šventieji ir visi dideli tikintieji. Kova su blogio dvasia laimima, kaip Jėzus dykumoje,
kada remiamės Dievo žodžiu. Jėzus niekada nesileido diskusiją su velniu. Išvarė ir pasmerkė. Niekada su velniu nediskutavo. Brolis, sesė, niekuomet nesileiskite į diskusijas su velniu. Tuomet, kai jis ateis tavęs gundyti, sustok, širdimi atsigręžk į Dievą, melsk Mariją ir išvaryk jį, taip kaip jį išvarė Viešpats Jėzus. Būkite blaivūs, budėkite. Priešas velnias kaip riaumojantis liūtas lankioja aplinkui tave, tykodamas praryti. O Paulius sako, nepalikite vietos velniui. Amen. Išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją,